Labą dieną, o gal gerą dieną? Kaip ten, Julija, pas mus reikalai su tais, su gerumo ir dosnumo akcijomis šią savaitę? Mes labai dosniai dalijame, ne? Visiems palinkėjimus, gerų dienų, Mhm. laimingo ir šviesaus rytojaus. Nu, nes iš tiesųgi sulaukiam audringų, audringų gerbėjų laiškų. Tokių šiek tiek pasimetusių gerbėjų, sakyčiau. Na taip, tokių, kur pamatė ir ištirpo ir sako, viskas, nu nebegaliu rankos kojos tirta, bile ką parašysiu, kad tik į mane dėmesį atkreiptų ir ištirpčiau tų dviejų išmintingų moterų šviesoje. Nu, Mhm. būnagi taip, ne gyvenime. Būtent taip ir Na, buvo kiek. šią savaitę. Ne, jeigu atvirai šnekant, mes džiaugiamės, iš tiesų džiaugiamės jumis, ypač suprantame, kad kartais pastangos, vidinis gerumo ir šviesos impulsas sudėtingai, sudėtingu, kaip čia, sudėtinga kakofonija virsta išorėje, nes visgi tai ką siekia transliuoti sielą, turi pereiti daugybę mechaninių, fizinių filtrų. Ir jeigu žmogaus smegenyse, tai yra žmogaus kūnas, jungties elementas, adaptorius į būti išgirstam šioje 3D realybėje, yra pakrikęs fiziškai, ne? Fizinės proporcijos perduoti signalą kaip elektros impulsą, kaip skystį vandeniu yra deformuotos, jeigu galvoje tam tikrą prasme su nulis menkinimų ir žaidimų, bet jeigu galvoje fiziologinė situacija primena pelkę, nuošliaužas, ne, pamatų sėdimą, net ir geriausia paskata, impulsas prabudimui išgirdus apie tai, ką mes šnekame, regresinis prisiminimas, kažkas, kas surezonavo, o taip, aš suprantu, dalyvavau šitai temai prieštaravau N tūkstančių metų atgal. Tas impulsas gali virsti tiesiog, cenzūrinių žodžių stoka ir tokiu, turgaus lygio, netgi su visa derama turgaus lygio prekeivių gebėjimui suktis, dar prastesnių ir menkesnių pasitaškimų tam tikromis raidinėmis kombinacijomis pademonstruojant einamosios asmenybės fiziologinės problemas. Nu, bet mesgi suprantam, kad būna visko. Ką tai reiškia? Kodėl tai yra svarbu į tai atkreipti dėmesį? Puolimas ar svarios nuomonės pareiškimas irgi yra simptomatinis gydymasis tų, kurie turi vidinius imuninius sutrikimus. Tai techniškai mes galėtume pasakyti, taip, chebra varo energetinį vampirizmą, tai yra dėmesio, kaip sakoma, vagia dėmesį bet kokią kainą, bandydami uždominuoti, sumenkinti, išprovokuoti emocinės reakcijas, ne? Pritraukti mūsų kanalo sąskaitą dėmesį į save ir daug visokių tokių, kaip sakoma, niuansų, apie kuriuos labai gerai dėdulio Freudas pasakė, kad viskas susiveda į, kaip sakoma, seksualinio impulso, savęs pažinimo stoką ar suvokimo stoką, jog pirmasis meilužis ir pirmoji meilužė asmeniui priklausomai nuo lyties yra jo tėvas ir motina, tai yra suvokti seksualinio pobūdžio konfrontacijas, kurias bandai išprovokuoti, kovas, kurias bandai kovoti kitų žmonių sąskaitą, ne? Bet jeigu grįžti atgal, kaip sakoma, į
imuninį aspektą, kiekvienas puolimas, kiekvienas tas dėmesio vampirizmas, tai yra arba skatinimas juos atgal užpuolus, sužadinti juose tokias būsenas, kad išsiskirtų daug adrenalino. O ką tai reiškia žmogui, kuris yra uždegime ir turi fiziologinių problemų viduje paslėptų? Išsiskirs daugiau adrenalino, nusivalys, taip sakoma, kaip mūsų apėjęs lango stiklas, kortizolio receptoriai. O kortizolio receptoriai smegenyse, brangieji, tai yra tie kabliukai, kurių dėka atsiranda tas liaudiškai tariamas navatnumas, tas aiškumas, tikslumas pataikyti, varžtą įsukti, dantį pataisyti, knygą perskaityti ar kaip tiksliu kampu smūgiuoti, visa tai yra kortizolio receptoriai. Tai taip, jeigu gyvenime, kaip sakoma, vienoje ir kitoje srityje iš to duoną valgai, o jau apsinešė, tai priklausomai nuo intelekto lygio, na ir kaip sakoma, motulė gamta atseikėjo, košės galvoj tavo gimdytojams tave auklėti, pagal tai ir bandoma susižvejoti tų adrenalino provokacijų, adrenalino pliūpsnių, pakomentuojat, pavyzdžiui, ne, tokioje reaktyvioje platformoje, kurioje yra nagrinėjami regresiniai, reinkarnaciniai aspektai, daromi tyrimieji seansai į tai, kas vyksta ten anapus širmos, į tas gyvas pokytį skatinančias energijas. Taigi čia kaip musės prie medaus visi, kaip sakoma, skrenda, bet tik tai reikalas, kad vieniems užtenka gyvenimiškos ar sielos patirties parašyti mums asmeninę žinutę, susitarti dėl seanso, padėkoti, kaip sakoma, įsiklausyti, na, kiti jau su visom durim įvirsta, kaip sakoma, tiesiai per komentarų skiltį. Na, jeigu dega, tai dega, tada jau, žinai, ir priimamai be eilės veža, ne, su karučiu tokį, kuriam jau skalpo pusę traktorius nukošė. Na, bet yra kaip yra. Kitas niuansas, kodėl jie skatina su jais komunikuotis ir ginčytis, šiek tiek, pavyzdžiui, pasyvesnė nata tie skeptikai komentatoriai. Dar vienas yra dalykas, kai nusimanantis ypatingai ekstrasensorinėme lygmenyje dirbantis specialistas jau turi geresnę, na, sakykime, kokybiškesnius įgūdžius generuoti energijas, sukurti informacinį kanalą, apsaugoti nuo pašalinių trukdžių, kai šnekasi su pašnekovu, reiškia, kažką aiškindamas, kažką nuosekliai, išgvildendamas, atkreipdamas dėmesį į tam tikrus aspektus, ne, kurdamas dialogą, specialistas taip pat generuoja tokią bioenergetinę dinamiką, tiesiogiai ir perskaičius jo parašytą tekstą, tam žmogui, kuris perskaito, jos smegenyse tai virsta tam tikromis biocheminėmis formulėmis, kurių pasekoje išsiskiria oksitocinas. Oksitocinas, gerbėmieji, pagrindinis meilės hormonas, bet patraukime romantiką į šoną, oksitocinas tai yra priemonė, kad susispaustų, išsiplėstų jūsų raumenis. Visi jūsų skausmai tiesiogiai yra susiję su būsenomis, kai per mažai arba per daug dirba viršutiniai arba tie giluminiai raumenys, kurie palaiko stuburą, griaučius, ne? Tai jeigu tokiam kažkur kažkas kažkaip užspausta, jūs galvojate, tai visiškai be šansų, kad tai neveikia žmogaus saviraišką. Na, taip yra tokių intelektualų, kurie iš paskutinių geba atskirti, kur pelai, kur grūdai ir kokybiškai bendrauti, bet daugumoje atveju tai žmogaus saviraiška, tonas labai priklauso nuo giluminių skausmų, jaučiasi juos ar tiesiogiai, ar jie yra pasąmoningai užblokuoti. Tai tiesiog jam visą tai įtakoja, ne? Tai va, tai tokie tada provokuoja, yra į pokalbį ir skatina, keičia tai toną tarp agresyvaus, tarp atsiprašančio, tam, kad juos kažkas paglobotų. Ir kad ta emocinė, intelektuali globa
sužadintų juose oksitocino išsiskyrimą. Nu, taip sakoma, kad jie vykdo energetinį hormoninį melžimą ir savistimuliaciją, kuri techniškai, kaip mes ir kartais jau ir paminim tiesiogiai, tai yra jie bando įeiti į tokį pokalbio ritmą, kad sukurtų kundalinę aktyvaciją, kurioje reikalingi du asmenys, tai yra dvi būtybės, ne? Nu, ir taip sakoma, o pasižiūrėkit žodis penza vaizdelius, kiek daug pagerėjimo sveikatoje suteikia kundalinė aktyvacija. Ten, ohoho, kokie atsiliepimai ir kiek moksliškai pagristos medžiagos jisai prie viso to prideda, kad tai yra daugiau nei tik tai cirko trupės pasirodymas, ne? Tai va, tai dėl to mes, kaip sakoma, vienaip ar kitaip jūsų komentarus atliepiame, net ir tuos viešumoje besispjaudančius, kuriuos galbūt tiesiog iš karto reikėtų trinti ir blokuoti, mes, įvertinam, pasižiūrim, kokia yra karminė istorija, kokia yra sielos patirtis, kokie keliai, kiek dar liko badžiotis po šitą įsikūnijimą ir individualiai pritaikom atsakymą, kai kuriems iš karto paprašom keliauti lauk, nes matom, kad jau visi įmanomi antro šanso limitai per eilę įsikūnijimų ar per tam tikrus šio gyvenimo prisidirbtus niuansus yra išeikvoti. Arba tada suteikiam, skiriam tam tikrą dėmesį ir laiką, kadangi žinom, jau komentaras bet kokiu atveju liks ir jisai pasitarnaus visuomeniai, tas, kas dar ateis ir matys. Komentaras išsaugo savo gydomąją energetinę vertę visiems, kas tą pokalbį perskaitys. Tada kažkiek tai laiko, kažkiek tai eilučių dar su tuo žmogumi bendraujame. Tai yra, kuriame pridėtinį indėlį į visuomenę, palikdami net ir komentaruose energetiškai stabilizuojantį gydomąjį efektą tiek, kiek tai įmanoma, nemokamų energetinių mainų, tai yra energetiniuose mainuose, kurie vykdomi be tiesioginės piniginės dotacijos, kas šiaip yra privaloma sąlyga šioje realybėje, nesvarbu Bauer Maxima, vien už, kaip sakoma, Ave Marija ar ten visą kitą, jums pieną, bulką, batoną, kiaušinius ir ten panašiai, ar visą žaliavalgio komplektą kasoje supakuos gražiai ir išleis pro duris, ne? Apsauginis. Visur dalyvauja, visur tai yra svarbu, bet reikia suprasti, kad ir tam tikros pastangos bendražmogiškumo prisiminti kitą energetinių mainų formą irgi reikalingos. Tai čia toks galbūt kam įdomu ir kam aktualu, trumpas intro, kas vyksta, kodėl mes bendraujame ir atsakome į komentarus būtent tokiu būdu, kuris galbūt yra kiek kitoks negu įprastai tokių kanalų praktikose, bet mes jau minėjom, kad mūsų kanalas yra gyvas, yra renovuotas būtent tokiu metu ir laiku, kai atėjo laikas labai svarbiems pokyčiams ir atitinkamai iš to seka kitokios negu įprastai standartiškai galiojančios procedūros. Su standartiškai galiojančiom procedūrom važiavom, kiek galėjom, jos jau nusidėvėjo, išseko, pasižiūrėkit, kokia mirčių ligų statistika, kas darosi pasaulyje, tai kiek mes čia visi prabudom, jeigu ir kokia kokybė viso to prabudimo, dvasingumo ir sąmoningėjimo, jeigu mirčių ligų statistika važiuoja, kaip sakoma, ir toliau žemyn, degraduoja. Pasižiūrėkit, kokia yra vaikų sveikatos statistika, vaikų psichinės raidos ir sveikatos statistika. Tai sakykite, kur, gerbėmieji, mes prisiregresinom, kur mes čia prisidvasinom, mindfulness prisigaudėme teorijų, jeigu mūsų palikuonių, mūsų vaikų psichinės sveikatos parametrai keičiasi į destrukcinę pusę. Tai yra autizmą 300% nuo 91 metų minimum išaugo, atveju 1000%
padidėjo bipoliarinio sutrikimo jaunų asmenų iki 21 metų, tai yra iki tol, kol vystosi psichika plius minus, toksai pirmasis amžius labai svarbus periodas, atvejų skaičius, ne, procentais. Tai ką tai reiškia bipoliarinis sutrikimas? Bipoliarinis sutrikimas reiškia, kad emocinis ir loginis smegenų pusrutuliai, tai yra emocinė ir mentalinė būsena, stokoja galimybės kokybiškai palaikyti tarpusavio ryšius. Emocinis arba vienas intelektas, kaip sakoma, šlubuoja, arba kitas. Tai ir čia vadinasi, mes visi einam į šviesą ir tiesą, reiškia standartiniai veikimo metodai savo, ką galėjo padarė, ir visą tai, kas rezultatai materialiame pasaulyje, materiali statistika siunčia mums signalus, jog reikalingas kitoks kažkas dar, reikia kažką dar keisti, reikalingas kitoks prieigos kampas. Tai čia turbūt esminis niuansas, ką svarbu būtų šios savaitės pokalbio pradžioje apžvelgti, atkreipti dėmesį, kad priimu, atleidžiu, paleidžiu variantai veikia kitaip, negu iki šiol jums visi sakė, ir tų visų čiuožtelėjusių, kaip sakoma, navigacijų jau gana. Tai yra reikia atrasti suvokti, grąžinti kokybiškai racionalų loginį testinumą. Pirmiausiai mūsų standartinės realybės pusėje. Kas atsitiko palyginus su visais tais laikais, iš kurių dabartinių žinių dvasingumo semiasi, ne? Senieji ezoteriniai mokslai iš rytų atėjo. Kas pasikeitė, kad mes juos taikome, bet kažkokiu tai būdu tas taikymas prastai veikia. Vienas dalykas, visi tie ezoteriniai mokslai išsivystė į dabartinį mokslą. Kame yra problema dabartinio mokslo? Dabartinis mokslas pripažįsta realiu tik tai tą, ką gali išmatuoti, ne? Bet tam, kad informaciją išmatuoti, ką padarė dabartinis mokslas? Dabartinis mokslas užsidarė, įkalino save 3D dimensijoje, 3 ašių susikirtimo dimensijoje, ir dar ją suskaldė į krūvą mažyčių fragmentų į dimensijoje tarp dimensijas sukūrė. Tai žiūrėkit, ką aš turiu omeny. Kaip atrodo mūsų šiandienos visuomenė? Medikai, mokslininkai, pedagogai, psichologai, ar jie tarpusavyje turi žodynus, kuriuose yra parašyta va tokia mokslinė frazė atitinka, va tokia fizikinė frazė atitinka tokį biologinį reiškinį, ir va čia reiškia va tokį cheminį variantą. Tai yra kaip multidimensiškai skirtingi fragmentai kalba apie tas pačias būsenas. Taigi nėra pas mus tokio. Jeigu kažkas kalba apie fiziką, tai koks nors chemijos profesorius sėdės ir ausim knapsės, nes atrodys, kad visiškai kosmosą šneka ir kad čia yra visiškai skirtinga tema. Tu tegu nueis holistas pas mediką, taigi, kaip sakoma, kaip į beprotį žiūrės, įvertins, kad trukdai dirbti, tipo, žmonės gydyti čia su savo, tipo, ne, žiūrėkit čia, nes jūs čia į Hašimoto sindromą, tipo, įpaišėt, bet žiūrėkit, čia jūs gydot skydliaukę, bet žinokit, pas šitą pacientą tikroji problema yra kepenys, ir žiūrėkit, dar fonė inkstai šlubuoja, nes 80% skydliaukės hormono T3, T4, kuris grįžta į smegenis. Taip, mes čia ekspertai, nes žinokit, kiekvienas gali būti ekspertų, jeigu smegenis galvoje nešiojat ir turite valios atsisėsti ir skaityti viešai prieinamą, kiekvienam patikrintą informaciją atitinkamose direktorijose. Tai yra gyventi kaip save gerbintis 21 amžiaus, skaitmeninio amžiaus pilietis, kuris domisi, gilinasi
ir nagrinėjasi, kas su juo daroma, kame jisai gyvena ir kaip visa tai vyksta. Tai va, tai tuo pačiu principu, grįžtant atgal į mediko kabinetą, jeigu holistas patartų medikui gydyti vietoj skydliaukės paciento kepenis ir inkstus, tai dažniausiai medikas, kaip sakoma, jeigu dar koks nors labai jau populiarus, taigi pasipiktintų ir tiesą sakant, duris parodytų, nes priimtų kaip tiesioginį priekaištą, jog jisai savo pacientą žaloja, kad jisai išminties stokoja. Tai yra visur yra gynybinės pozicijos. Tai yra vietoj bendradarbiavimo, visur yra viskas yra traktuojama kaip bandymas kolonizuoti. Tai yra mano geriau negu tavo. Jeigu tavo geriau, tai reiškia, tai tu nori pasakyti, kad mano blogiau. Ne, tai tada tu eik iš čia. Tada reiškia, ieškom, kad pas tave blogiau ir bus kaip, ir tada jau, gal tada, jeigu rasiu kuo tu menkesnis, gal tada jau ir šnekėsimės. Tai taip, egoizmas, tai yra triukšmai, chaosas, visa tai yra tarpdimensinis fragmentavimas. Mes kalbame, kad mums reikia išeiti į 5. dimensiją, kad mums reikia susisieti su protėviais, su astraliniu, tai yra kitokių matmenų, ne? Kitokių dažnių, būviais, bet mes savoje dimensijoje pasiklydę, savame labirinte, mes turime krūvą subdimensijų, iš kurių išeiti ar išeidami draskome savo sąmonę, paliekam savo sielos audinius, arba privalomai užrakinam kažkokią tai dalį sąmonės ir paverčiam ją pasąmonę. Tai yra visur kaip invalidai, viena koja tik tai dalyvauja, ne? Ir mes eisime 5. dimensiją. O papasako, kaip susikuria subdimensijos, sakai, krūvą turim. Čia suprantu, jau užsiminiai, bet gal detaliau būtų aiškiau. Ką tai reiškia? Mes į tai, kaip sakoma, jau ir pokalbis toksai dinamiškas, vargu bau ir viską glėpsim, bet pabandysim, ne? Kaip susikuria subdimensijos. Subdimensija, tai reiškia, jeigu tu kažkoks energetinė siena. Tai jeigu norite suvokti, kaip kuriama subdimensija, tai reiškia, pasiėm kažkokią tai idėją, tu klausysi mūsų įrašų ir tau staiga pokštelė, reikia taip daryti. Ir tu pagauni tokį polėkį, aš žinau, viską reikia braukti, reikia daryti tik tai šitaip. Ir jeigu tu stokoji valios, laiko, įsiklausimo, suprasti, o kaip šitas dalykas, jeigu atliepia, kaip jisai susisieja su kitomis idėjomis, teorijomis, kaip apie tą patį dalyką, apie kurį aš šneku, kokiais žodžiais bando šnekėti šitą problemą, kabinti, kažkokia tai kita tiesa, ne, kažkokia kita idėja, teorija. Ir tu sukuri atskirą dimensiją. Tai yra, tu izoliuoji nuo kitų požiūrių ir sakai, kad arba pas mus atėjai, tu esi mūsų kompanijoje, mūsų sraute, mūsų tėkmėje, reiškia, tu matai pagal šitą karkasą, kaip mūsų sumanytojas, Jėzus Kristus pasakė, angelas nuleido ir visi mato, tik tai nėra kitų dievų išskyrus mane vieną. Tai taip, ir visi, kaip sakoma, akli, kad, bet ten kažkas, kaip sakoma, kelią išliaužė rytą vakarą, žinai, ir sriūbauja po langais į Turkiją nuvažiavus, žinai, ten kažkas šokius tantruoja, bet irgi kitas dievas, bet likti irgi žmogus iš kūno, iš kraujo, ne. Taip, čia atskira dimencija, čia mes nematom. Mes taiga akli patampam, kad, realybė mums siunčia signalą, jog tavo, kaip sakoma, viešpaties tiesa yra fragmentuota. Pasaulis, praktinis pasaulis, to rodo, kad, bet yra kitų dievų. Ir visai geri tie žmonės, kurie su tais kitais dievais bendrauja, ne? Bet tai yra priešprieša, negali būti, ne? Tai va tokiu būdu, kaip kuriasi fragmentavimas, kaip kuriasi dimensijos, tai yra kažkas, kas turi nematomą sieną, kažkas kaip upės susiformuoja kaip energetinė upė, tėkmės srautas. Tai priešprieša, ignoruojant priešpriešą, ignoruojant
sąveikos taškus, tai yra išimama, izoliuojama, vakumuojama, energetiškai apčiuopti. Prisiminkite, kokie pojūčiai kyla išgirdus, klausantis ar pastebint sektą, girdint istorijas apie fanatizmą. Tai vat, energetiškai tai yra kraštutinės būsenos, kraštutiniai energetiniai pojūčiai, kurie visuomet indikuoja, jog jūs susidurėte su atskira dimensija, jūs pasiekėte ten, kur jūs esate, ta ideologija turi tam tikras sienas, ne? Ir tos ideologijos sienas jūs galite aptikti per tuos pojūčius, ten, kur pasijauti atstumimo reakcija, ne? O čia kažkoks sektantizmas, kažkas tokio. Tai vietoj to, kad iš karto bjaurėtis, tai supraskite, kad čia yra signalai, jog jūs čiuopiate kraštinės tos dimensijos, to fragmento dimensinio. Ir tai yra svarbiau negu žinoti mechaniką, kaip tu paklausai, kaip susikuria. Tipo, o koks skirtumas? Automatiškai jinai susikuria. Polėkyje, įkvėpime, momentiškai. Vargu bau ar spėsi, ar yra schema, pagal kurią ten iškrapštysim. Tai yra tik tai va taip va. Ir susikuria. Kaip 1, 2, 3, tipo, einam į hipnozę, lygiai taip pat 1, 2, 3 susikūrė nauja energetinė linija. Voras iššovė naują siūlą. Tai esmė yra tame, esmė yra suvokti, kaip tu gali atskirti tas dimensijas ir kaip per tuos, vietoj to, kad bėgti nuo tų pojūčių, tu atgauni tose pojūčiuose gebėjimą orientuotis, naviguotis, išlaikyti savo vidinį emocinį savarankiškumą, ne? Atmesti tau primetamą diktatą, vienaip ar kitaip jaustis, pasakyti, nu gerai, jeigu jums čia patinka kelią išliaužio, tai iki tol, kol jūs sėdėsite ir šliaužiosite savam kieme, okei, būkit, bet jeigu jūs pradėsit lysti į kitą aplinką, trukdyti gyventi kitiems arba veikti tuos, kurie stokoja dar galimybės apsiginti ir pasirinkti, mes ateisim ir padarysim tvarką, ne? Tai, bet tą atsirinkti, tame naviguotis, žinoti, kur yra riba, kada tu darai tvarką, o kur yra riba, kai tu palieki kitiem tvarkytis, reikalingi pojūčiai. O tie pojūčiai, jie vis suvokti, kokioj dimensijoje esi, vaikščioti iš dimensijos į dimensiją, atsisakyti, prarasti, blokuoti savo sąmonės pajėgumus, ne, vien tik dėl to, kad tu papuoliai tau svetimą dimensiją. Visa tai yra pagrindinė bazė, pojūčiai pagrindiniai, liautis bijoti pasibjaurėjimo ar liautis iš karto, kaip sakoma, kabintis į garbinimo atstumimo reakcijas. Nes arba tai viskas, tu užkliuvai, tu jau, kaip sakoma, kaip ta žuvis pakibai ir tave tempia palei srovę, jeigu tu pasidavai, bet tokiu atveju vėlgi, kaip atsikabinti nuo tos žvilkos, tu tas reakcijas naudoji kaip ginklą, kaip savisauga. Okei, mane užnešė, mane pagavo polėkis, gal man reikėjo tų hormonų, kuriuos tas polėkis mano kūne sugeneravo, bet aš taip pat turiu galimybę įsivertinti, kiek tai, kas vyksta aplink mane, kiek visa tai iš tiesų siejasi su mano turimomis žiniomis, ar kur man, kaip sakoma, girdisi, kad aš norėčiau daugiau informacijos, nuosekliau pasinagrinėti ir, kaip sakoma, gauti erdvės kokybiškai sveikam racionalumui, ne? Kritikai, alternatyviai nuomoniai tam, kad suprasčiau, kaip gebėčiau persijunginėti, išsaugočiau gebėjimą persijunginėti, kontroliuoti savo vidinės būsenas, nes jeigu aš išeisiu iš šitos dimensijos, iš šito dimensinio fragmento, iš šito susitikimo, ne? Iš šitų mišių ir papulsiu į kitą aplinką, kurioje vyrauja kitokie mąstymo kodai, kitokie hormoniniai dažniai, tai vietoj to, kad aš galėčiau adaptuotis, perimti savo asmenį, nu taip, čia pas juos kitokia kalba,
čia jie naudoja kitokius terminus, tai viskas gerai. Bet Tai mes čia dabar nepametant savęs, nes persijungi ir nukeliauji į kitą pusę, kol vėl kas nors atmes atgal arba vėl kažkur perkeliausi. Taip, tame yra tiesa, bet aš supranti, ką tai kaip energetiškai, fiziologiškai ir neurofiziologiškai, ką tai reiškia. Kiekviena, kadangi mūsų dimensija, realybė yra fragmentuota į daugybę narelių, kaip Hanso Kristiano Anderseno pasakoja apie karalienės veidrodį, kuris išdaužytas į šukes ir kiekviena įkrenta. Jeigu įkrenta kam į širdį, kam į akį, reiškia, tas mato, tik tai jaučia tik tai tam tikrą siaurą dažnį, ane? Yra visas šviesos dažnis, ane? Ir mes matom tik tai tam tikrą diapazoną, intervalą. Tai lygiai tas pats kaip algoritmas yra toje pasakoje. Tiek kokią šukę tau įkrenta, tokį intervalą girdi, diapazoną matai, toks tavo susidomėjimo laukas. Tik kad persijunginėti, tam reikalinga, su tuo reikalinga dirbti, tam reikalingas giluminis suvokimas ir nuovokumas, apie ką mes ir kalbame. Kad fragmentavimas turi savų bėdų. Reikia išmokti, pripažinti, galbūt net neišmokti, reikia išgirsti, kad, visgi gali būti, kad yra kažkokios nematomos sienos, nematomi dirgikliai, kurie indikuoja, kad, aš papuoliau į kitokią aplinką, į kitokią terminologiją, ir reiškia, čia vyrauja kitokie dažniai. Tai yra energetinis intelektualumas, kad jeigu tu pamatėjai regresiją užsiimančių kanalų įrašą, kur kalbama apie tau galbūt girdėtas temas kitokiu rakursu, vietoj to, kad sliūbauti, piktintis, tu supranti, tai čia manyje buvo signalas, jog mane skatina atkreipti dėmesį, jog visgi gal ta realybė ir jos pažinimas yra gerokai platesnis, negu aš iki šiol veikiau, kaip sakoma, savaisiais dažniais, nes ką tai reiškia? Visos būsenos yra smegenų dažniai. Visos būsenos yra realūs spinduliai. Kodėl visiems šventiesiam tas aureolės aplink smegenis piešia? Galvoju, tik tai šiaip dėl vaizdo, tipo karališka karūna, dominavimo ir valdžios simbolis. Špygutė jums taukuota. Visa tai yra metaforiškai užkoduotas smegenų veiklos algoritmas, jums encefalogramas. Ir kompiuterinės tomografijas senovinėse ikonose, kaip mokėjo, tai pavaizdavo. Reiškia, kad tų šventųjų smegenų dažniai vyrauja tokie aukšti specifiškai pikai, jų smegenys sugeba generuoti signalus, transliuoti programas vienu metu į aplinkinius ir pajungti kiekvieno kito smegenis, užkabinti kaip kabliukų žuvį pagauti. Ir suformuoti Wi-Fi principų, Wi-Fi miniu tam, kad suvoktumėt, jog tai yra realu, jeigu printeris be kabelio gali atspausdinti jam nurodytą kompiuterio piešinį, perkelti ant popieriaus, arba printeris Wi-Fi principų gali puodelį jums atspausdinti iš oro, taip sakant. Tai reiškia, kad tai yra precedentas, kad ir žmogaus smegenis, kurios moksliškai pripažintos esančios kompiuterių, kvantinių kompiuterių, turinti potencialą 1000 kartų operatyviau ir kokybiškiau negu galingiausias žemės žmogaus sukurtas kompiuteris veikti, turinčios potencialą. Todėl, kad, taip dėja, iki to potencialo daug dar reikia padirbėti, standartiniam piliečiui. Bet ryšys su realybė išlieka, kalbant apie šventuosius, ir apie visus variantus. Kad suvokti, išsaugoti savo orumą. Kai labai yra svarbu, nagrinėjant tokius precedentus. Tai grįžtant atgal, visos tos karūnos, spinduliai, aureolės, tai yra signalas, jog jie sugeba savo smegenų dažnius konvertuoti į tokį veikimo principą, kad tikrai nematomas, tai yra nematomų signalų dėka kaip su tuo printeriu susijungia su kitais
kitom biologiniam būtybėm, turinčiom ląsteles, neurologinės sistemas ir gebančios priimti, siųsti signalą ir keisti signalą pagal atitinkamus nurodymus. Ir tada daro, mato pasaulį taip, kaip mato tas, kuris tampa kaip avilio motinėlės, avilyje motinėlė, ne, avilio sąmonės fenomenu ir kaip jisai diktuoja formulės, kaip tą matyti. Mainais prisijungusių organizmui yra dar papildoma programa transliuojama, žiūrėk, tu išskirk tokią neurocheminę proporciją, čia tu raumenis taip suspausk, jiegi tengi ekstazai laipioja, tai yra vykdoma tam tikrą prasme su visa derama pagarba, meiliai, intelektualumui ir taip toliau, atmetant satyrą. Bet tai yra precedentas lygiai taip pat kurti ir gėrį, ir blogį, vadovaujantis emociniu ir fiziologiniu išnaudojimu. Tai yra priklauso, kas tai yra įrankis, smegenis, intelektualumą, žinias galima paversti įrankiu, kurio pagalba gali valdyti ir savo kūną, ir aplinkinius kūnus veikti taip, kad jie netgi su tavim formuotų ryšį, kokį formuoja, koksai netgi būna tam tikrą prasme narkomanijos atveju. Ne? Tu jiems buvimas šalia tavęs pakeičia jo kūno biochemiją, suteikia jam gerą jausmą, bet tas jausmas, palengvėjimas yra tik tai momentinis, trunka trumpai ir reikalauja nuolat grįžti atgal, naujos dozės. Ir tam, kad grįžtum atgal, tada tu mainais turi skleisti šeimininkui naudingą ideologiją ir kviesti, vesti, kaip sakoma, naujus į ratą narius, nes jeigu yra piktnaudžiavimas, reiškia, tu nuolat veiki tokiuose biocheminėse proporcijose, kad tavo kūnas išsidėvės per greitai. Ir dėl to yra privaloma sąlyga vesti naujus narius. Oi, ateikite pas mus į sekmadieninę, kaip sakoma, į sekmadieninės mišias, liturgiją. O pasilikite pas mus, kaip sakoma, kartu pabendrauti. Ir gerą, ir blogą reikia visada gilintis, ir pasibjaurėjimo, atstumimo, netgi ar polėkio, ypatingai su polėkio būsenos, visuomet yra pirmiausiai signalas vietoj to, kad viską griauti ar lėkti, apsidairyti. Įsivertinti ir signalas jau čia reikia reikia racionalumą, nes galbūt jeigu šitas tinka kitiems, galbūt šito tau jau mažai reikia. Ne? Nuo šitos stimulacijos biocheminės, neurocheminės, tau, kaip sakoma, sąnariai šaibom pareis. Bet polėkio nieks nepasitikrina, nes polėkis visiems patinka. Ne visiems atrodo, kad polėkis yra gerai, nes polėkis sukuria nuskausmę didelę dozę, kuria opiatus, polėkis sužadina kundalinę aktyvaciją, tai, gerai, kalbėkime lietuviškai. Polėkis tai yra tokia fiziologinė, biocheminė būsena, kai tavo pirmiausiai giluminiai raumenys, kurie laiko tavo griaučius, jie, kaip sakoma, sąlyginai atsinaujina, tai yra pasiražo, ne? O kai jau pasiražo giluminiai raumenys, patikėkit, kaip visiems atlieksta, nes kaulų plokštelės, tada jos veikia labiausiai, tyliausiai, veikia viso organizmo sveikatą, visas būsenas. Reiškia, kaulų stuburo kanale esančiame skystyje gimsta krūva neurohormonų, kurie veikia visą imuninę sistemą. Jeigu raumenys yra perdėm palaidi arba perdėm suspausti, kurie laiko griaučius, ne? Tai reiškia, tie visi neurohormonai, kurie gimsta stuburo kanale, tai yra ten prasideda jų sintezė, jiems yra per sunku išsiskirti, sunktis, ne? Arba per daug išbėga, nesulaukia reikiamos koncentracijos, kad vienu metu paskleistų ir efektas būtų. Ir tai viskas susiveda, mes taip išauklėti, taip pagimdyti, mes gyvenam simptomų garbinimo režime, gimėm ligoninėse. Gydomi buvom pagal simptomus, tai yra daktarai pasakė, kada tipo šitas yra blogai, kada šitas gerai. Tai yra mes tik tais į atskirus fragmentus esame įpratę
traktuoti kaip visumą. Nes tu darai šitą, tada aš darau šitą. Ir toksai, tarytum, tai, kas turėjo iš pirmame sumanime turėjo būti grįsta brandžių pasitikėjimų, išsigimė į kolonizavimą, piknaudžiavimą ir atėmimą savarankiškumo techniškai. Ir dėl to tokia situacija, tokia sudėtinga ir gaunasi, ne, kad mums, jeigu tik tai susikuria simptominis palengvėjimas, mes traktuojame, tai jau čia tikrai perėmė mūsų naštą. Jau mes čia yra visą laiką genetinė atmintis, iš karto duoda impulsą į tuos laikus, kada visa tai buvo padalinta ir sužadina. Ir jeigu mes paskubėsime tą signalą traktuoti, mes visi ištroškę gėrio, atsipalaidavimo, nes gyvenam nuolatiniam strese, mes tai užskaitysim, kad taip, čia reikia pasitikėti, čia jau gerai. Kaip rusai sako, mėtadam taiką, ne? Jeigu jau bus blogai, neriu, jeigu bus blogai, tai išmes, tada jau mušimės, ne? Arba ieškosim kur kitur nerti ir čia tada o čia jau, kaip sakoma, paliksim visas fekalijas, žinai, čia išsituštinsim. Tai yra, paliksim viską, ką čia valgiam, žinai. Bet tai kaip liūdna, iš tikrųjų liūdnai gyvena žmonės. Vėlgi, linksmybė, linksmai, liūdnai yra tos pačios monetos pusės ir priklausomai kaip tu pasuksi. Linksmumo ir liūdesys irgi yra kokybiškai, kas tai yra liūdesys? Liūdesys yra kokybiškai gaivinanti energija, pirminė, jeigu žiūrėti pirminę būseną, harmoningiausia būsena šitos energijos, kurią tu vardėjai liūdesys, tai yra gaivuma, šviežuma. Yra kažkas, kas turi atskirti, išgryninti. O linksmumas kažkas, kas turi suvienyti. Tai atskirimas ir suvienimas vėlgi jisai vienu metu dalyvauja, nes tu atskiri tuos elementus, kurie turėtų būti suvienyti tik tai tarpusavyje, ne? Reiškia, šitas akmenukas savo, šitas vielos gabaliukas savo, bet jie tuo pat metu yra susivienyje savo viduje. Atskiri, o tada sakai, gerai vaikai, dabar draugaukite draugiškai ir vėl galite susijungti, patirti džiaugsmą ir kažką sukurti. Tai yra nuolatinė kaita. Liūdesys, linksmybė. Atskirimas, susivienimas, jie turi nuolat tarpusavyje persipinti, bet jeigu persipinimas jau pradeda pažeisti tą pirminį kiekvienos substancijos integralumą, tada kyla klausimas, kas prisiims atsakomybę už tai, ką sukursim susidūrus dviem skirtingiam pasauliam, dviem skirtingom dimensijom. Tai yra, kuriasi nauja dimensija. Ar tai bus vertinga? Klausimas, ne? Ir iš bet kokiu atveju tai, kas susikurs, darys įtaką ir jau privalės visi iki tol esantis pasispausti, atrasti, gebėti prasilenkti su visu tuo, nes viskas yra nuolatinėme judėjime. Ir kad tu išsaugotum judėjimą savo viduje, savo vidinėse sienose, ne? Tu turi gebėti orientuotis, kur prasideda, kur baigėsi tavo sienos, kur prasideda, kur baigėsi kitos sienos ir kaip jūsų ritmas jūs susiderina, kad jūs prasilenktų. Ne? Jeigu Žemė nukrypsta nuo savo orbitos, prasideda problemos, keičiasi jos vidinis sukimasis, keičiasi, jinai pradeda įtakoti kitų dangaus kūnų irgi sukimusius. Tokia mechanika yra, ne? Taip man pasakoja visi filmai apie visokias, kaip sakoma, pasaulinės katastrofas. Tai čia viskas visur atsikartoja. Ir atsikartoja dar tame, kur sako, jeigu nori kažką keisti, pradėk nuo savęs. Toks irgi. Taip, bet yra niuansų, tad dar kitų. Niuansas tame, o kaip atskirti, kur prasideda ir kur baigėsi tas savęs. Tai reiškia, kad labai yra bet kokį terminą, bet kokią frazę, ypatingą, kai naudojama kaip aksioma, iš tiesų galima paversti patogių ginklų ignoracijai, patogių ginklų kolonizacijai ir slopinimui. Tai yra, ne, tu čia manyje matai tik tai savo problemas. Tiesa,
Bet iš kitos pusės, jeigu jau vienas kitą užkabinot, reiškia, kažkokiu tai būdu tas bendradarbiavimas, jisai buvo suplanuotas. Kažkokiu tai būdu jūs rezonuojate. Ir tada reikalinga kokybiškai, suprasti, kaip per ką atsikabinti. Taip, mes kalbam šiek tiek bendrinėmis frazėmis, nes jeigu kam reikia nuosekliai ir konkrečiau, tada reikia nagrinėti individualius atvejus. Prašom, ateikite į regresijos seansą, ateikite į asmeninę vedimo sesiją, sudėliosim konkrečiai jau ten pagal jūsų genetinį kodą, kodėl šitas ar tas individas ar panašus jūs, kaip sakoma, vis kabina ir kas čia kartojasi, kokia čia pamoka ir kaip ta pamoka susijusi su jūsų sveikatos problemomis ir su jūsų genetiniais pokyčiais, kai jūsų genetinė, tam turima genetinė mutacija būtent skatina harmoningiau dirbti viso organizmo labui, susidūrimą su vienais ir kitais nepraustaburniais. Būna ir taip. Tave tiesiog maišosi vienokia ir kitokia kelmai po kojom, dėl to, kad tu turi kažkokį tai genetinę problemą, genetinį defektą, ar organizmas prisikaupė per daug senų ląstelių ir be brutalios stimulacijos, tiesiogiai fizinės tokios, kūnas, imuninė sistema pervargsta palaikyti tave ant kojų. Tai yra palaikyti tave tokioje būsenoje, kad tu galėtum kasdien eiti į darbą, atlikti tam tikras funkcijas, gauti algą, susimokėti už elektrą, duonos nusipirkti, ir į kiną dar nueiti, ne? Ar ten į gongų vakarus, kaip sakoma. Šliaužti, kad kažkur kažką dar irgi, šiek tiek harmoningesniais metodais tau ten prapurtytų. Mes ekspertai. Mes tikrai sąžiningai, garbingai prisipažįstam, kad mes ekspertai ir mes be diplomų, nesvarbu balo rasis toksai diplomas, gaila, gerai būtų, jeigu rastųsi šiais laikais, kuris apjungia patikrinimą pojūčiais, kaip tas ar anas dalykas, išreikštas vienais ar kitais terminais, į kokią vibracinę formą, į kokį vibracinį dažnį jisai virsta, į kokias hormoninės proporcijas jisai virsta jūsų galvoje ir tada, kaip jisai atsikartoja ir į kokius žodžius ar skaitmenis įdedamas kitos ideologinės kastos atstovo lūpos. Praskit jūs man tokį, be šansų. Tai yra gyvenimo mokykla, tai yra gyvenimo praktika, tai yra reinkarnacinė atsakomybė prabudusio žmogaus pakankamai ilgai Žemėje ir aplinkinėse visatose pasitrynusios sielos, kurie jau sugeba sugeneruoti savo atitinkamą elektromagnetinį įdirbį ir išsaugoti net šiame triukšme prisiminimus, ryšį su savimi, su kitais savimi. Pagal Silvos metodą, tai čia būtų, kas Mindvalley, tarkim, domisi, ten viena iš galimų mokymosi krypčių yra susieta irgi su Silvos metodu, kaip pristapinti, tai yra prisijungti į paralelinės visatas ir komunikuoti su alternatyviomis aš versijomis ir įsidiegti, parsisiųsti savyje gebėjimus. Tai yra jeigu kitoje visatoje buvo, kitoje alternatyvioje savęs laiko linijoje buvai muzikantu, tai nors tau ir 70, pagal tą metodą prisijungi ir parsisiunti parametrus, gebėjimus, kaip formulės, kaip judinti savo pirštų sąnarius tam, kad barškinant pianino klavišus išgauti reikiamą melodiją. Tai čia toksai žemiškas pavyzdys, nes jeigu pradedu kalbėti apie sielą ir sielos patirtis ir keliones, kad per daug, kaip sakoma, išvengti perteklinio ištaškymo į išplėstos sąmonės būsenas, kurios kai kam sukelia iš karto atmetimo reakcijas, nes jos sužadina tas pasąmonės sritis, kuriuose nuslopintas aktyvumas ir kurių suaktyvinimas iš karto sietina su agresija. Ne?
Ir jeigu turi daug, kaip sakoma, užspaustų, deformuotų pasąmoninių smegenų zonų, kurių suaktyvinimas iš karto kelia problemas, nes fiziologiškai kas vyksta, kad užblokuoti tam tikrus prisiminimus dalyvauja azoto monoksidas. Tai yra specifinės dujos, kurios turi paradoksalias savybės, jos plečia kraujagyslės, jos gali aktyvinti atmintį, bet tuo pat metu jos slopina, tai yra jos veikia, priklausomai nuo aplinkybių, skirtingai veikia atminties procesus. Tai reiškia, kai kažkas, kas pasąmoningai užslopinta, išsilaisvina ir sako žmonės, užsiputojo, ne, klausėsi ir staiga užsiputoja, reiškia, jisai klausėsi kažkokio, ypatingai jeigu tai yra su ezoterika susiję, ne, su regresijom, su čenelinimu, kodėl kai kurie sužvėrėja ir ten pradeda plakatais mojuotis, kad čia jūs prieš Dievą einat, jūs čia ožkos, vištos ir panašiai. Realiai jisai prisilietė prie tų būsenų, jisai nusprendė, kad jisai jau irgi Dievas ir jisai atkartos tokias sąmonės būsenos, kokias girdi energetiškai, stebėdamas vieną ar kitą ištrauką. Ir kas tada pas jį pasidarė? Pas jį išsiplėtė, jis susiaktyvino, pradėjo veikti daugiau smegenų zonų, tos zonos, kurios užslopintos, ten, gerai sako, gerai dirbam, einam dirbti. Fiziškai išsiskyrė, pasikeitė azoto monoksido pusiausvyrą, ne, smegenyse, jam ten kažkur kažkas per daug išsiplėtė, smegenys norėdamos išvengti insulto, infarkto riziką mažinti, viskas kaip fiziologiškai susiję, rankos kojos tai tebeveikia, ne, visi galai, kaip sakoma, savo žarnos tebevirškina, maistas tebeslenka išangės link. Tai kasdieniai procesai irgi vyksta, net ir stebint dangišką maną, bandantis maitinti. Ir jam, kaip atsakomoji reakcija, ten viskas, kaip sakoma, įėjo į šoko būseną, viskas suburbuliavo, jam pasirodė, kad jį kažkas puola. Ir tada automatiškai, tai čia tipo nesąmonė šneka, nes jeigu nuo šito man kažkas ten pasidarė blogai, tai automatiškai šitas yra blogai. Tai taip, tai būna. Tokia yra problema, bet pamažu gal kažkur išjudėsim apie tai kalbant, tai girdint, nes, o kaip kitaip? Kažkur turi būti pradžia. Kažkur turi būti pradžia ir tada pradžią randam pabaigoje kalbėdamiesi apie tai, kodėl jūs taip reaguojate, kad prisiminkit, girdėkit, kad jūs ir jūsų fiziologija tam tikrą prasme esate visiškai atskiros dimensijos. Pas jūs trūksta ryšio su fizinė dimensija. Ta prasme, su fizinės dimensijos fragmentu, kuriame tarpsta jūsų fiziologija. Ir jeigu staigiai tas ryšys sugrąžinamas, ta pakitusi pusiausvyra iš karto pareikalauja imuninės buferizacijos. Tai yra kažkokios tai jūs patiriat šoko būsenas, kaip galimybę prisiderinti prie staiga užmegzto ryšio, kuris kitu dimensiniu fragmentu, kuris iki tol buvo blokuojamas. Tai taip, tam tikrą prasme puola, nes puolimas yra invazija, puolimas yra įeiga. Kažkas į kažkur įeina ir užmezga kontaktą, viena realybė, sukuria tiltą su kita. O jeigu ten jau daug sąnašų, kaip sakoma, daug visko, daug tunelių, daug kelių, daug visko nurinkti, kad kelią ištiesti, tai atitinkamai ir poveikis. Bet vėlgi, viskas priklauso nuo aplinkybių ir visuomet yra normalu. Tam tikrą prasme reikia suprasti, kad priešpriešas ar kraštutinės reakcijas jausti yra normalu. Nes jūs peržengėte kraštinę. Kažkurią tai kraštinę, ne? Jūs peržengėte. Jūs gaunate įspėjimą, kad jūs pasiekėte kažkokį tai kitą objektą, su kuriuo geriau būtų prasilenkti gražiuoju, atsargiai, nes jeigu varysit tiesiogiai, tai kaktomuša ir kainuoja. Bet yra kaip yra, ne? Svarbiausia, kad apie tai bent jau kažkas kažkaip tai stengiasi šnekėtis ir
reakcijos irgi skatina savireguliacijos mechanizmus. Bet jeigu jau paminėjome religiją, tai iš tiesų ta dar viena tema, kurią šiandieną maniau planavau kalbėti, kurią gilintis, yra energetinis laukas, eterinis laukas. Tai kur mes, taip, dimensinis laukas, ta gardelė, kur mes visi esame ir kodėl mes stokojame tų savybių, dauguma, stokoja tų savybių, už kurias garbinami telepatai, regresologai ar visi šventieji, Tai yra kolektyvinė sąmonė, kas darosi su kolektyvinė sąmonės lauku, kad sąveika, tarpusavio informacijos perdavimas yra taip apsunkintas. Tai reikia mums vis daugiau gadžetų, o kažkada, kažkuriais laikais perduoti mintį, perduoti žinią užteko smegeninės kaip kompiuterio, Tai šitoj vietoj turbūt visi arba tas, kas domisi, turėtų prisiminti momentus kaip pokalbius, kaip sakoma, jog mes gyvename mūsų kasdienybę, mūsų sąmonė ir kalinta kubė. Kvadratas yra simbolis, miegančios būsenos. Ką tai reiškia? Kubas ar kvadratas tai yra išplokštintas vaizdas kubo. Erdviškai tai yra struktūra ta struktūra vadinasi kubas. Visi, kokie bebūtų fiziniai kūnai mūsų realybėje, visų kūnų struktūriškumas, kaip išsidėlioja molekulės, kaip dėliojasi proporcijos, išgauti bendrą baigtinį pavidalą, visame tame dalyvauja pagrindinės formos, tai yra tose formose vyraujančios architektūrinės proporcijos, dar kitaip vadinamos Platono kūnais. Tai reiškia erdvinis trikampis, kvadratas, net sunku dabar sakykime, du pagrindai sujungti erdviniai trikampiai plius minus, formuojantis oktaedrų vadinamą figūrą, tada sekantis yra ikosaedras ir dodekaedras. Tai yra pagrindinės figūros erdviškai sujungtų linijų deriniai, kurie grafiškai atspindi dinamiką, būdingą visoms materialioms formoms ar nematerialioms, tai yra energetiškai veikiančioms fiziškai, dabar aš galvoju, fiziškai mes iš karto suprantam kaip tipo čiuopiamą formą, bet radijo fizikiniais terminais apibūdinamom jėgom, kaip vėjas, tarkim, vanduo, karščio banga. Tai irgi turi tsunamis, ciklonas. Tai yra kūnai, fizikiniai kūnai, jie turi savo baigtinės kraštinės, bet jos yra labiau dinaminės, labiau besikeičiančioje formoje. Bet tai irgi yra, joms irgi būdingi vidiniai reiškiniai, kurie atitinka tas matematinės koduotės, įprasminamas per vaizdinius, per grafinius vaizdinius tų 5 Platono kūnų. 6, jeigu paimsi sferą kaip rutulį, kaip pačią baigtinę formą, arba tiksliau sfera yra, visi tie 5 kūnai telpa į sferą. Ką tai reiškia? Toks vėlgi informacinis kodavimas. Tai reiškia, kad visi jie judesyje, kokie jie bebūtų, judesyje, jie kurs vizualiai
vizualiai apskritimu suvokiamą pėdsaką. Tai yra jų bet koks judėjimas vis tiek bus grįstas siekiu sukurti sukimąsi aplink savo ašį. Jie gali važiuoti tiesiai, bet jiems vis tiek jų viduje bus dinamika, kuri yra grįsta sukimusi aplink savo ašį. Net jeigu kampai aštrus, ne? Tai bet kokiu atveju jiems reikalinga, kad komunikuoti, išlaikyti vientisą formą ir tarpusavyje, ir su aplinka, reikalingi integruoti tuos procesus, kuriuose yra toksai sukimasis aplink savo ašį, sferiškumas. Tai grįžtant atgal, vargu bau, jeigu pirmą kartą girdite apie Platono kūnus, mažai šansų, kad tikrai iš karto viską suvoksite, bet vietoj to, kad pulti piktintis, tada tokiu atveju jūs tikrai siūlau pasidomėti, kiekvienam verta pasidomėti figūromis, kurios yra visa ko egzistencinis pamatas. Tai grįžtant atgal, kubas ir sfera yra vieninteliai kūnai arba kubas kaip kūnas yra unikalus tuo, kad į jį kaip ir į sferą galima simetriškai patalpinti visus likusius kūnus. Tai yra sfera yra idealus konteineris, bet kubas irgi gali būti idealus konteineris su sąlyga, jeigu jame patalpinti kūnai yra sąlyginai sustabdyti statinėje būsenoje. Tai tam tikra prasme, kai yra kalbos apie tai, kad mes įsimiegam, mūsų sąmonė užrakinta kubo būsenoje, dominuoja kvadratai, tai yra aštrios formos. Tai yra signalas apie tai, jog mes įpratinti viską pastebėti sąstingyje. Mes ignoruojame kaitą, kaip giluminė kaita sąveikauja su aplinka ir kaip per aplinką mes sąveikaujam su kitų kūnų, veikiame arba gauname poveikį kitų kūnų gelmėje veikiančiais judėjimo procesais. Ne? Atskirimas, užmigimas, angliškai the great fall, tai net nežinau, kaip čia ta religinė frazė į lietuvių kalbą verčiasi, nukritimas, ne? Puolimas, mesgi puolė angelai, kaip ten pasakoja, ne? Kad mes čia visi puolė Dievo vaikai, nupuolėm iš rojaus vargšą Adomą, kaip sakoma, Ieva obuolių papenėjo. Tai tokie yra niuansai, reiškia, kubas yra užrakinta tam tikrą prasme, tai yra sustingdytas, sulėtintas, pakeistas energetinis dažnis, dalinai sustabdytas. Tai per šitą simbolizmą mums praneša apie tai, kad eterinis laukas, Žemės elektromagnetinis laukas pasikeitė, dažnis pasikeitė, palyginus su tais laikais, kada klestėjo Atlantidos civilizacija ir prieš tai dar Mū civilizacija, ne? Ta visa gera sena mūsų prieš istoriją ar ištakos, dėl ko mes čia dabar, kaip sakoma, sėdim prisidirbę. Tai yra šitoksai niuansas, vienas dalykas. Pasikeitus, į pokyčius mes jau tai anksčiau minėjom, pagal pokyčius adaptavosi mūsų genetinės struktūros. Mes tam tikrą prasme degradavom, nes kad pakelti tam tikrus pokyčius, tam tikrus kraštutinumus, sąstingį, tai reiškia, kad labai lėtas signalas yra, jisai nuolatinis, bet jisai labai lėtas. Suvokti principą, pasidomėkite, kas yra Saturno virpesiai. Tai reiškia, Saturnas kaip planeta, kuri valdo kubą, dar sarkiku sakoma, kad Saturnas yra tylų kalėjimas visoji to ezoterinėje astrologijoje. Reiškia, ten yra labai lėtas, labai toksai kaip tsunamis, bet toksai sulėtintas ir griaunantis, viską apriepiantis, viską šluojantis, taip išraunantis judesys. Tai tokia yra kubo energetika, nes tai yra figūra, kuri skirta būti pamatu. Kažkuo, kas ir virpa tuo pat metu, bet sugeba įsižeminti, išlikti vietoje, net laikyti purtimą.
Tai toksai vat yra niuansas dėl kubo, dėl Saturno kaip ryšio su faktinė realybė, kad suprasti, kokie yra tie kubo virpesiai. Ir grįžtant atgal į momentą, kad mūsų smegenims reikia mąstyti, va tokių virpesių, sudėtingų virpesių pagrindais, įsižeminti į tokį elektromagnetinį energetinį lauką, nes kubas yra pirmosios čakros simbolis, ne, pagrindinė struktūra. Kubas yra ta figūra, dominuojanti toje čakroje, kur yra ties vartais į šią realybę, tai yra genitalijos, tai yra išoriniai lytiniai takai, organai, per kuriuos, gerbėmieji, jūs gimstate. Atkeliaujate į šį pasaulį, visa tai yra kubo simbolizmas. Ir dabar toksai vėlgi malonus niuansas. Ar žinai, kas būtų, jeigu kubo plokštumas atitinkamai išlankstytum? Nes kiekviena plokštuma juk kas tai kvadratas. Taigi, gerbėmieji, mes turime 6 plokštumas ir tik tai pukšt jos išsidėlioja į nuostabiai gražų kryžių. Tai yra viena plokštuma per daug, kad gauti egiptietišką kryžių, kur iš visų pusių vienodai atsikišimai, tai yra kokybiškas sukimasis, ne? Na, aš galvoju, tai va parodysiu. Oi. Kokybiškas sukimasis, tai yra suki ratu ir išgauni apskritimą. Ir ar atsitiktinumas, kad toksai simbolis dominuoja būtent toj religijoje, kurie mėgsta sąmokslo teorijas ir, kaip sakoma, jau prabūdė ir giliau pasiknise, kuri visgi esti pagrindinė vadavietė, kur suplaukia ir visos kitos religijos. Ko visi laksto į Vatikaną? Visų religijų atstovai, visi kiti, kaip sakoma, pranašai, vedliai, prezidentai, visi nulėkė susitikti, pasitarti į Vatikaną. Nugi pasižiūrėkit. Net islamo, visi ten musulmonų, visi ten tie vyriausiai sėdi, nes, kaip sakoma, tas konglomeratas, kuris valdo energetiką ir kurio logotipas yra atpažįstamas kaip krikščioniškasis kryžius, jisai valdo per struktūrą, kuri ir yra atpažįstama Vatikano šaukiniu, ne? Ir apie tai visiems praneša, sako, žiūrėkite, mes turime kodus, kurių pagrindais užkodavome prieigą prie energetinio lauko. Tai yra, mes turime kodus prisijungti, kaip Wi-Fi pasvardą. Tu gali turėti, krūvą Wi-Fi'us savo kompiuterį, bet pabandyk tu prisijungti prie kaimyno Wi-Fi'us, jeigu tu be pasvardo. Gerai, jeigu tu turi galimybę nuhakinti. Ir jeigu tu sumėtėsi pėdsakus, nes už hakinimą, kaip sakoma, gali gauti kuproną ar per piniginę. Tai visas tas pats veikia ir energetinėme pasaulyje ir tam visam sielų reinkarnacijose, karminiuose kontraktuose ar sielų, kaip sakoma, kelionėse. Viskas visiškai to pačiu principu, kaip hakinti Wi-Fi. Tu gali būti telepatu, tu gali jungtis prie Dievo, jeigu tu turi, jeigu tau suteikia laikinas slaptažodį, pavyzdžiui, nuėjusi mišias sekmadienį, ne? Kaip dažnai lankaisi, kaip kokybiškai kitus sekėjus vedžioji, taip atitinkamai, tiek, kaip sakoma, kuponėlių prieigai prie dangiškojo Wi-Fi gauni, ne? Ką tai reiškia? Prisijungimo harmoningo ryšio su elektromagnetiniu žemės, tikruoju elektromagnetiniu žemės lauku, atmetant visą šitą foninį chaosą, kurį sukelia technologijos, ne? O izoliacija tai milžiniška daugiabučiuose gyvenančiai tautai. Tai špygutė tą taukotą prisijungti prie gamtos. Tai paprastai. Tai yra visas mechanizmas, visas civilizacinė raida taip sukurta, suvaryti, kai sako, globalistai visus suvarys kaip sakoma, į konteinerius.
Kokius konteinerius? Jūs jau senai esate visi suvaryti, tik tai kažkas sugalvoja, kad tą pačią biznio formulę dar kartą sufragmentuoti ir dar, kaip sakoma, atsigriebti pyrago gabalą. Jau fragmentuota, konteineriuota, kiekvienas sėdi savo galvoje kaip konteineryje ir ankstesnius prisijungimus, o ko ta bažnyčia taip naikino tas raganas, ne, žolininkės ir taip toliau, nu, konkuruojantis konglomeratas. Kaip sakoma, reikia biški apsivalyti. Nu, dabar, aišku, apsivalė, tai jau visi draugiški geri. Tik tai prisijungimų vis tiek negauna. Kur žada bažnyčia. Problema tame, kad tiek pridalino prisijungimo, ne, kad jau patys, kaip sakoma, pasimetė, kur čia kas, nes perkrova, nu, kuo daugiau vartotojų, kuo sudėtinga, žiūrėk, vasarą, kas būna, kai buvo karščiai čia kažkiek tai metų atgal, buvo viešumoje skelbiama, kad serverinės kepa, tai po problemos su Wi-Fi interneto tiekimu, nes serverinės tiesiog tikrai žodžio prasme perkaista. Lygiai tokie patys principai atsikartoja ezoterikoje, lygiai tokie patys principai atsikartoja ten, kur kišami nagai prie energetikos, prie egzistencinių dažnių, prie elektromagnetinių laukų, kuriuos išskiria kiekvienas gyvas objektas ir kurie susibėga, įsišaknyja į Žemės, į planetos, į visatos kuriamą bendrą elektromagnetinį lauką. Yra kaip yra. Ir to pasakoje vėlgi turime chaosą ir jeigu pablevizgojus grįžti į struktūrišką testinį kontekstą, kurį pradėjome paminėdami jo kryžius, tai yra išrinktas, dar labiau sustabdytas kubas, dar labiau sulėtinti, konvertuoti, užšifruoti dažniai. Ir reiškia, spjaunam mes, dedamės į šoną tos variantus, čia kančios simbolis, apie kurį čia visi šneka. Kalbam normalia ekonominė leksika, ta prasme kasdienė, racionalia, ūkiška kalba. Kokia kančia? Kryžius yra aiškus priminimas, signalas, taksa, jog reikia mokėti, už prisijungimą reikia mokėti. O provideris šito interneto yra ten ir ten, toks ir toks, nueik ten tau paaiškins, kokios sąlygos. Nu, bet dėja, kad jau viskas, kaip sakoma, išsidėvėjo, tai techniškai turėtų būti tai, bet iš tiesų jau, kaip sakoma, nu, va, žinai, kaip tarybiniais laikais visos, tarybinių laikų sanatorijos. Ne, kažkada buvo gražu gerai, o po to jau prieš, kai po nepriklausomybės, taigi ko pavirto. Baisu, ne? Tai va, tam tikrą prasme, va, jau visas šitas energetinis kodavimas, energetinio lauko, eterinio lauko užrakinimas virsta, degradavo ir pasiekė tokią liniją, nu, tokią būseną, kaip tos tarybinės sanatorijos, arba tie viešieji tualetai, kokie jie buvo po tarybinių laikų, ne? Nu, prispyrus bėdai nubėgsi, bet kas ten būtų? Sudėtinga situacija, tai panašiai ir dabar. Gerai, juokas, kaip sakoma, biški pašaržuojam, nes tema yra labai skausminga ir temoje labai daug smurto, labai daug destrukcijos ir apie ją kalbėti, tik tai tokiom šiek tiek šokinėjančiais dažniais, tai yra vienintelis būdas išsaugoti, na, tam tikrą prasme, loginį adekvatumą, dar ir tų, kurie klausosi, kad šiek tiek neutralizuoti tą užpuliavimo momentą, kaip sakoma, kad čia prieš dievulį burnoja, ar pasipiktinimo, tai blyn, aš tiek metų čia idiotų sėdėjau, ne? Dėl to reikalingi tam tikri šou elementai, tam tikras satyra, sarkazmas, palyginimai, bet ir grįžimai į tas adekvačiai intelektualias būsenas ir į rimtą pagarbų toną. Tai va, tai kitas niuansas, ar tau kad nors kilo klausimas, kodėl kaučeriai arba tie jau, kur ypatingi mokytojai, kur ten jau prabunda, išauginti krikščioniškai dvasiai, persijungia į budizmą, pavyzdžiui, pradeda integruoti rytų mokymus, ajurvedos tradicijas,
kokio velnio jie vis tiek tamposi su savim tą kryžių, kaip žinai, cvambala karviai po kaklu pakabinta, ne? Bet rimtai, ta prasme, kam reikia žmogui, kuris jau prabudo, kuris tapo sąmoningu vedliu, savo ir aplinkiniams, kam jam reikalingas tas ryšys su tokia struktūra, kuris skatina susimenkinimą, kuri neigia reinkarnacinį testinumą. Na, okei, jie taip pasako, nu tai mes bažnyčią apeinam, mes jau tiesiai su Dievu, mes tiesiai su Dievo bendraujam ir su ideologinė linija. Nu, bet vis tiek ideologinė linija, tai tam tikrą prasme, nu, šlubuojanti yra, ne? Toje ideologinėje linijoje yra tokių periodų, kur teigiama, kad moteris tai ne žmogus, moteris tai į moteriškas genitalijas turinti fizinį kūną, tai ten be šansų, kad siela įsikūnys. Tai yra ten daug sudėtingų destrukcinių elementų, ten yra garbinimas smurto, lavono, ne? Tai, o kam reikia tam žmogui, kuris jau nubudo ir skatina visus zen būsenoje gyventi? Todėl, kad jiems reikalinga prieiga prie eterinio lauko. Sąmoningai suvokimo, tai vargu bau, ar kas nors tau tai apie tai pasakys, ne? Nes bijo būti užkapoti tam tikrą prasme, nes yra populiaru, tai gerai parsiduoda, patogu su tokiu prekiniu ženklu monetizuoti savo veiklą. Ne? Monetizuoti tai yra daugiau nei tik pinigus gauti. Monetizuoti tai reiškia, kad tu gausi dėmesį, susikursi bendraminčių ratą, arba atvirkščiai gausi dėmesį per atstumimo reakcijas, supurtimo, bet tu gausi kraštutinės, vienaip ar kitaip kraštutinės būsenas ir jausies, kad tu esi gyvenimo šou dalyvis. Čia kaip kam nuo pasąmonės niuansų priklauso, bet mintis ta, kad visur dalyvauja pasąmoniniai kodai ir visur dalyvauja pasąmoninės žinutės ir komunikacijos, ką aš darau, kur aš einu, bet jos specifiškai yra deformuotos, ne, perkreiptos, sakykime, pagal tam tikrą naratyvą. Ir jeigu pulsi iš karto reaguoti o čia fanatizmų pakvipo, o čia polėkių pakvipo, tai gali daug labai prarasti. Rezultatė sėdėsi vienas ir galvosi, kaip čia aš tai viską taip gerai žinau, o mažai kam čia manęs reikia. Nori, nenori, toks pasaulis, reikia suprasti, kokiais principais jisai veikia. Ir tada pamažu tik tai atsiras galimybė keisti, nes vis tiek sąveika, nori, nenori, turi būti. Bet kai tu supranti, kodėl tos sąveikos veikia, kodėl jos išlieka, tau kyla mintis, tai jeigu čia tipo yra privaloma, o gal galima padaryti nors kažką tai, kad šita sąveika būtų energetiškai, astrališkai mažiau brutalesnė. O gal galima kažkiek tai, prasilenkti daugiau, negu kad tiesmukai energetiškai persipinti, ne, į vieną energetinį mazgą, į aklą viršesnio ideologiškai pomėgių, taisyklių atkartojimą. Gal galima šiek tiek, adaptuotis, integruotis pagal tai, ką aš jau turiu. Ir tada ir iš to mes turim tą harmonizaciją, evoliuciją, prabudimą, bet tokį sveiką prabudimą, be naujo išsidraskimo. Be to varianto, kaip sakoma, drakonas mirė, tai gyvoja naujas drakonas. Karalius mirė, tai gyvoja karalius. Tai va šitas momentas labai, labai reikšmingas, svarbu suvokti, nes kad ir koks būtų miegantis žmogus, matydamas šituos visus simbolius, jisai vis tiek reaguoja. Ta reakcija, tik jeigu jisai yra miegantis, tai reiškia, jisai patiria nuolatinį dar papildomą savislopinimą. Jam iš karto jis pamato genetinė atmintis, jam išsiskiria atitinkami neurochemikalai, sužadinti dėmesį, pokytį, bet kitos struktūros, tie einamosios mąstymo formulės,
tada jos irgi atitinkamai reaguoja ir turi išsiskirti kitos proporcijos, slopinti tą, o tai reiškia, kad eikvojama energija, tai yra dėvisi, tavo kūno ištekliai dėvisi, tavo sąnariai tam dėvisi. Ir tu gali nugyventi dorų kataliku visą gyvenimą, bet tavo gyvenimas bus labai trumpas, ne? Arba ant gyvenimo pabaigos doras katalikas pavirs, kaip sakoma, na, tokiu grubiu ir agresyviu puritonu, nes jam, kaip sakoma, visus galus surėti. Ar, čia pasakyti, jeigu cenzūrišką leksiką naudojant, užkalusiu į viską, kas aplinkui, kas kitaip. Indiana Jones, sakykim taip, ne? Visai būna, bet dar vienas dalykas, ką svarbu žinoti tam, kas jau įkišo nosį į prezentaciją, į pokalbį, į tyriamąjį seansą, susijęta su fanatizmu, su dimensiniu fragmentavimu ar su užrakinimu pagal struktūrinį principą, kuris yra būdingas būtent kubo platoniniam kūnui, kuris įvardyjamas kubo sąvoka. Jeigu patikrintum po mikroskopu, nagrinėtum kiekvieną augalo sėklą žemėje, sėklas pieši. Ne, dabar jau nepieši, klausau. Jeigu patikrintum, pastebėtum, kad ten tikrai visuomet atrastum kubo struktūrą, tai yra molekulės erdviškai išsidėlioja ir tu pastebėtum geometrinę formą kubo. Kodėl? Visa gyvybė Žemėje yra grįsta anglies struktūra. Anglies molekulė yra kubinė struktūra, tai yra rutuliukas ir 4 rankos kojos ištiestos. Leonardo da Vinci žmogus, ne, ištiestom rankom ir kojom į šonus. Tai reiškia, šitą visuomet tą surasi. Ir plius atitinkamai ten vartant žiūrint, galima aptikti visas kitas sakralinės geometrijos figūras, dar vadinamos Platono kūnus, nes jie tuo ir susiję, tuo ir ypatingi, kad jie vienas kitame telpa, ne? Galima simetriškai talpinti juos pagal atitinkamą eiliškumą, atrasti, išpaišyti vienas kito viduje. Bet čia yra toksai niuansas, irgi paradoksas, humoreska tam tikrą prasme. Atspėk, kam dirbo žmogus, vadinamas Sezamo tėvu, kuris pirmasis aptiko šitą struktūrą po mikroskopu. Žodžiu, tai yra JAV agrogenetikas Langhamas. Ir jisai dirbo visiems jo tyrimais, genetinių mutacijų analizė, dabar vadovaujasi visi tie pagrindiniai konglomeratai. Tik tai vargu ar aš išraitysiu pavadinimus, ar nežuvę dabar, bet visi tie, kurie dabar atsakingi už, kuriuos pliekia už genetinę modifikaciją ir motinos gamtos žalojimą. O jiems, kaip sakoma, starto tiesėje nubrėžė, atvėrė būtent to žmogaus tyrinėjimai, kuris paradoksaliai atrado, jog visa gamta, atrado mokslinį įrodymą, patvirtino, jog visa gamta iš tiesų paklūsta sakralinės geometrijos visose tose terminologijose, žiniuose, garsinamai informacijai, kodams, formuluotėms, kurios garsinamos pasitelkiant geometrinius kūnus, ne, vaizdinius, 5 6, jeigu su sfera paimsi, geometrinių kūnų pavadinimus. Nes visuomet viskas prasideda nuo kubo, kaip pamato, sėkla tai yra suspausta informacija. Kubas yra suspausta informacija. Ir jisai nustatė, ne tai, kad nustatė, bet savo tyrimais stebėdamas jo sąmonėje atbudo senosios žinios apie tai,
Ir jisai tai patvirtino praktikoje, naudodamas tas figūras sėklų daiginimui, kad yra kubas ir taip vadinamas oktahedras, aštuonkampis, stačiakampis, tad gretasienis, yra bazinės figūros dominuojančios įsikūnijime. Tai yra dominuojančios įeigoje į šią materiją ir dominuojančios kaip esminiai raktažodžiai keisti, susijęti skirtingus fragmentus tarp realybinius. Nes ką tai reiškia, kad sėkla sudygtų, ne? Sėkla turi viduje išbrinkti, išsiskleisti ir tada atitinkamai jinai turigi atsiverti. Ir jinai atitinkamai pamažu veris ir iš ten kyla želmuo. Sakralinė geometrija teigia, jog pirmieji judesiai, jeigu siela dar yra be materialaus kūno, yra tik tai būtent tas dažnis, šviesos dažnis, kažkokia šviesos banga, sakykime taip, kuri bando koncentruoti save į tam tikrą kūną naujoje dimensijoje, jinai veikia 6 juslių, 6 spindulių pagrindais ir aplink save suformuoja tokį srautą, kurį jeigu sustabdytum ir nubrėžtum ir pažymėtum pačius atsikišusius labiausiai kampus, tu tada pamatytum figūrą, kuri atitinka sąvoką oktaedras. Oktaedras sakraliniai geometrijoje tai yra oro elementas ir tai yra figūra, kuri įvardyjama vaiku. Logiška, ne? Jeigu sėkla yra mieganti embriono būsena, reiškia sėklos įėjimas į šitą dimensiją, prasiskleidimas, atsidarimas ir augimas atitinka tą geometrinę formą, kuri vardijama kaip vaikas. Yra iš embriono, iš sėklos į želmenį, iš sėklos į vaiką, kuris atitinkamai stiebiasi auga ir tada veikia pagal dinamiką būdinga kitiems Platono kūnams. Bet pagrindiniai principai, kad suformuoti gerą derlių ir gerai įšakninti, būtent kuriuos atrado tas JAV genetikas ir bandė taikyti savo kasdienybėje, bet dėja tai liko kaip toksai šešėlinis pasiekimas. Pagrindinis darbas buvo pagriebtas ir išnaudojamas genetinėm mutacijom pagrindinė informacija, kurią jisai sugeneravo. Bet esmė tame, kad mes turime įrodymus net ir didžiausiam skeptikam, kad tai, ką mes kalbam apie astralinį pasaulį, apie ezoterinės žinias, apie sakralinę geometriją, kaip bazinius dalykus, jog kas matoma ir nematoma yra visapusiškai susiję ir perteka vienas į kitą, tam yra precedentų, yra net moksliškai paknisus galima atrasti mokslo įrankiais užfiksuotų įrodymų. Ką valio? Taip, kad kiekvienas galite būti ekspertu, vargu bau ar jums draudžia, bet jeigu išmoksite suvokti, jog tai, kad kažkas žino daugiau negu jūs, vargu bau ar automatiškai yra sumenkinimo ir grėsmės momentas jūsų sąmonėj. Jeigu kažkas žino kitaip ar daugiau negu jūs, tai džiaukitės tam tikrą prasme, nes būtent kontrasto principu tu gali atsirinkti, o kas dar įdomaus, kas dar sektino, siektino, skleistino aplink tave vyksta. Tai yra valio, tai reiškia, kad tai yra galimybė tobulėti arba kontrasto principu atsirinkti, ne, čia man nepakeliui, ne, man patinka savo, kaip sakoma, tvarte kuistis, aš gal grįžtu atgal. Bet vargu bau, tai reiškia, kad jeigu tau patinka kapstyti savo tvarte,
vargu bau, ar kiaulė, karvė, visoška yra menkaverčiai gyvuliai, vien dėl to, kad jie gimė, kaip sakoma, žinduoliais, kaip ir žmogus, bet yra raguoti kanopuotė, ne? Kiekvienas, reiškia, turi teisę būti tuo, kas yra, bet jeigu savo teisę piknaudžiauja ir pradeda vienaip ar kitaip agresuoti tuos, kurie suvokia daugiau, nuosekliau, rūpinasi dar ir egzistenciniais visuotinės gerovės interesais, na, atitinkamai už tai gauna paprašymą, mandagų, pakedenimą žinoti savo vietą, ne? Bent jau nelysti į kito reikalus, į kito daržą, jeigu savam tvarkai. Kai yra sakoma dalelė ne, tai visą laiką sužadina priešpriešą. Tai yra, sakykime, tiesiog atkreipiamas dėmesys, jog lendant į kito daržą ir net jeigu tau atrodo, jog tu čia savus burokus strypi, visuomet bus pasekmes ir visuomet reikės už tai vienaip ar kitaip atsakyti. O ypač jeigu tu draskaisi ezoterinėme kanale, kur pokalbyje, tyriamajame pokalbyje, regresinėme seanse visuomet dalyvauja nematomos jėgos, jūs galvojate, kad jūs tik tai vieni Facebooko žiūrovai, tipo žiūrite mūsų seansus, mūsų, taip vadinama, transliacija, mūsų pokalbis, mūsų tyriamoji mechanika yra tarpdimensiškai aktyvi, lygiai transliuojasi, lygiai taip pat įdomi ir lygiai taip pat turime bendradarbiavimą su atitinkamomis jėgomis ir liečia tam tikras struktūras, interesų grupės, kurios įsijungia į bendrą lauką. Ir jeigu jūs per žioplumą, per, kaip sakoma, navigacinio energetinio jautrumo stoką, suformuodami menkinantį komentarą, užkabinsite vieną iš nematomų, bet dalyvaujančių energetinių struktūrų, tai gali būti ir demonas, tai gali būti ir piktoji dvasia arba tie šešėliai, kurie slankioja be tikslo ir be vietos, tai gali būti ir, tarkim, gamtos elementas. Tai yra daug būdų, kai gyvenama be vizualiai matomo fizinio kūno, bet yra intelektas ir gebėjimas sukurti atsakomąjį energetinį poveikį, impulsą, kurio pasakoje jūs galite ir koją išsisukti. Tai yra kaukštels jums pasiuntus reikiamą signalą į koją, sutrauks raumenį, užsisapnuosi, už šaknies užkliūsi, nosį nusivalnosi. Tai yra, reiškia, vyksta daug dalykų, dalyvauja visuomet tarpdimensinis integralumas ir todėl mes visuomet mandagiai spėjame atsargiau. Tai, kas jums atrodo, visuomet yra tik tai užuolaida ir širma, indikuojanti, jog tai, kas vyksta, apriepti reikia daugiau laiko, daugiau įsiklausimo ir jums tai yra vertinga. Arba varot, kaip sakoma, aklai ir naura, tai tada jau prisimkit ir, kaip sakoma, su tas po prievolę, tas rogutes, su kuriuom nuo kalno nučiuožėt, emocijos pagauti ir mestelėjot komentarą, tai yra jūs ištransliavot vibracinį signalą į aplinką, tai tada reikės ir ant kalno užsivežti. Kažkas tikrai paprašys po savęs šiukšlės susirinkti. Ir tas kažkas tikrai bus kitka nei šio kanalo vedėjos, kurios tik mandagiai arba ištrins komentarą, arba paskatins susijimti savo paties, savo vaikų, savo palikuonių ląstelių pavidalu, kurios tave nešioja labui, arba, kaip sakoma, įsijungti gali tie, kurie mažiau
terliojasi ir jau kerta iš peties. Tai va, tai tokia tema, kurią užbaigsim, pasakydami, kad jeigu jūs galvojate, kad jūs čia kažkur nuo kažko atskyrė, tai atskirimas nuo šaltinio ir nuo visatos yra, kai sakoma, gerai sumąstyta reklaminė programa. Taip yra patogiau jūs valdyti, kai jums sakoma, jūs atskirti, patogiai pasislepia atskaitomybė ir atsakomybė. Tai mesgi atskirti, mesgi miegantis, čia mus, kaip sakoma, blokuoja, o jūs net ir miegantis ir atskirti esate prijungti ir jūs veikiate, darote įtakas ir jūs gaunate įtakas. Norite jas optimizuotis, tvarkykitės pirmiausiai fizinį kūną, nes jūsų ląstelės turi atskirą nuomonę ir jeigu jūsų ląstelės jūsų asmenybė užknisa ir jeigu jūsų ląstelės jūsų asmenybė per prastai maitina, joms reikalingais substratais gaminti energiją, jos jums iškelia vidinį maištą. Jos jums sukuria situacijas, kai papuolate ir darote savo asmenybei gėdą. Arba darote savo protėviams gėdą, na, tada susirenka kaip per Mulan filmuką. Atsimeni, Julija? Kaip ten buvo, kai... Ne, pasižiūrėkit, ar kitko. Užteks pirmasis kokias 15 minučių pasižiūrėti, kad suprastumėte, apie ką aš šneku, kaip susirenka protėviai simpozijumą ir nusprendžia, ką čia, kaip čia daryti, kaip kokį sargą siūsti veikiančiam giminės atstovui, kad ta Mulan mažiau, kaip sakoma, gėdos pridarytų į karą išėjusi vyru apsimetusi. Tai va, tai lygiai taip pat, jeigu kažkur kažkas labai skaičiuojasi, jisai yra iš kūno ir kraujo, jisai turi genetinius protėvius dabartinius, kurie irgi veikia ezoterinėme, dvasinėme, energetinėme, informacinėme lauke, kaip tam tikra sąmonės virpesiai ir jie irgi tada siunčia, sužadina situacijas, kuriuose gauna išbandymus. Gerai, jeigu tai išbandymai gerai praeina, o jeigu ne. Tai va, su ta nata, kadangi spalio mėnuo artėja, perėjimas į, kaip sakoma, į tą momentą, kai astralinio ir fizinio pasaulio kraštinės, tarpdimensinis fragmentavimas, mes įėjome tą tiesąją, tarp kitko, kai tarpdimensinis fragmentavimas, jisai sąlyginai sumažėja. To, sako, tirpsta riba tarp mirusių ir gyvųjų pasaulių. Bet chebra, mirusių nėra. Sustingusių, mirusių nėra. Viskas juda tiesiog tarp pasaulių, kurie vienas nuo kitos skiriasi kitokiais judėjimo principais. Ir komunikacija šiuo metu gerėja. Arba galimybė veikti, išsiryškinti, sąskaitą susivesti, ar prisitraukti, mes gal čia šiandien per daug taip baisiai gąsdina mane visus. Tai, na, gerumo, kaip sakoma, šiais laikais tiek daug, tai visuomet... Realybės reikia irgi. Jau, kaip sakoma, prisitraukti, taigi visi tokie mokyti, visi žino, kaip čia priimti, paleisti, padėkoti. Bet, okei, tai ta riba tarp realybių, kai tu gali gauti ir gero, kai tu gali gauti tik tai gero, bet kaip tas gėris tave veiks, va čia tai jau priklauso nuo tavo vidinių pajėgumų ir tavo gebėjimo suktis. Ir ką tu traktuoji kaip gėrį. Jeigu kažkam nusispjauti, papurkštauti, tai yra gėris. Tvarką padariau. Aš dabar realis, ne, paaiškinau, kas yra grožio standartai. Dabar snapą pakėlęs pas žmoną grįšiu, nes taigi tik žmona gražiausia, ten tai visur tai jėtau, taigi vėplos sėdi, nuogi gali būti kažkas gražiau pasaulyje spindėti, negu savo žmonos ir dukters, kaip sakoma, nosytės, sakytės ir lūpytės, ne? Tai savai nesuprantama, bet, reikia, bet kiekvienam savas reikia derintis, mokėti, reikia solidarumas, norint gyventi, norint kvėpuoti bendru oru, solidarumas, chebra, visiems yra privalomas. Ne? Mhm. Tai gerai.
Tai ties šito momentu mes įrašą šiandienos ir stabdom. Džiaugiamės visų tų, kurie mums rašė asmeninės žinutės, padėkomis. Labai laukiame tų, kurie jau susiplanavo, susiderino regresinius seansus. Bus smagu, iš anksto džiugina galimybę jums padėti. O tie, kurie dar mąstote, tai patikėkit, dabar yra labai geras periodas, spalis, lapkritis, gruodis, idealiausias koridorius tvarkytis tokius reikalus. Tai yra, jūs gausite tą, kaip sakoma, kokybiškiausiai, labiausiai juvelyriškai sunaviguotą naudą ir ščiriausiai galima atkapstyti, nes tiesiog tam yra skirtas periodas, energetiškai yra palankus fonas. Tam, kas nori tvarkytis einamą į savo gyvenimą, susidėlioti tuos karminius kontraktus, viskam, kaip sakoma, yra eilė ir laikas. Tai dabar tas laikas yra tam tikrą prasme daugiausiai naudos ir pasipriešinimas, kuris natūraliai dalyvauja, jeigu tu brendi į kitokią srovę, pereidinėji upę, jisai yra daug lengviau harmonizuojamas. Jūsų vidinių resursų, gyvybinių resursų atžvilgiu. Mes profesionalai, mes sugebam dirbti visur ir visada. Bet jums mielai rekomenduojam, nes suprantam, kad šiais laikais suktis jau, kaip sakoma, pajėgumų reikia. Reikia kažko daugiau negu įprastai bandyta buvo. Tai va. Gerai, tai tada viso. Iki. Susimatysim kitą sekmadienį.